Labadiena draugai, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ir šiandien kiek nestandartinė pradžia, su jumis sveikinasi mano šuo Lakis ir aš dėja kitoje aplinkoje, ne iš druskininkų, nes druskininkose tiesiog įrašiau pradžią, bet ten nieko nesigirdi, nieks nepavyko ir negaliu jums jos įrašyti iš šio video pradžią. Taigi laukiu jūsų 30 minučių nuotykių, sumontavau jau visą video, pats viską peržiūrėjau, šiandien panaudosiu tokį naują dalyką, tai yra įgarsinsiu važiuodamas trasą, ką aš jaučiu, ką aš galvoju, tai on top su mikrofonu pasidėsiu ir truputį papasakosiu apie strategiją, kurią naudoju varžybose. Gero žiūrėjimo, jeigu patiks, paspauskite laiką ir parašykite komentarą arba pasakykite bent jau, jeigu nepatiks, ar gražus ir fainas šitas šuo. Gerai, dviratukas gale 1.8 baro max, prieki 1.7, tokias biškį mažiau slėgio. Dabar pasižiūrim, kas yra pas mus druskos paketukė. Viskas taigi išmesime čia. Tai cigarečių čia nebuvo. Kažkas kitas numetė. O žiūrėk, grybų iš karto nuimsim, po to tada kažkoks medalionas, sava druska gradal, pakabukas. Taip, dirželiai, pažiūrim koks numeris, 105. Na, nėra nei laimingas, normalus numeriukas, su čipu, reiškia, jau tiksliai bus susekta viskas, akvilės vėliau, dirželiai ir lipdukai. Nu, štai toks komplektėlis. Segam numerį ant priekio ir einam paškot kolegų, kur čia jie visi. Kol kas biškutį šalta, 10 laipsnių, bet ten ateina toks žydras dangelis, tai matyti viskas bus čiki-piki. Sušilsim. Tikrinam pradžią, Sergėjom, kol kas kitų dar nėra, bet noriu pasakyti, kad taip norėjau įsysiu, o taip šalta dabar, kad nebenoriu tieko blemba. Šiandien žadėjo pas mus atšilimą, turėjo būti nežinau kiek čia, ir bus dar atšils, saulė ateis, bet kol kas tai žiauri šalta. Čia kol kas bus neutralus startas, kaip suprantam, prie Snow Arenos. Mašiną išveš ir kažkur paleis. Žmonių labai daug. Mūsų 60 km trasa. Startuos 250 kažkur žmonių. 11 komandų. Tarp jų viena mes iš 4 žmonių. 3 žmonės sudaro, sakykime, dėl įskaitinių taškų kovoja. Tai jeigu turi 10 žmonių, visi pravažiuoja ir ima 3 geriausių komandos narių rezultatą. 2 dienų sudeda ten žodžiu laiką ir tada galima laimėti komandinį įskaitą. Mum nesišvečia, bet kažkiek aplenksim gal, kelis bus matyt. Valdemaro nėra, yra Evaldas ir Šarūnas šiandien. Tai net nestipriausios sudėties. Valdemaras New York'e čilina tenais su hibridė. Aerokoinės. Pasisveikinkit su Evaldu. Prisijungėliu mūsų. Trysia padarėm apšilimuką. Šarūnas dar netgi yra gyvas. Tai pristatysim dar Šarūną. Treniruojasi kirsti finišo liniją. Sveiki. Labas. Kaip neturiu rankų, bet sveiki gyvi. Bet jau tokia žvaigždė. Tai ir tu dabar jau žvaigždė. Kaip apšilai Šarūnai vakar? Labai aiškiai. Pilna dar šiai dienai. Gerai. 10 km patminėm. O, neblogai. Pažiūrėkit dropsų kolonėlę kokią. Sveiki. Žiūrėkit, sėskit ant rato po to, gerai, kai mes išvažiuosim į priekį. Kad ne. Jo. Ir nelenkit. Ne, tai gal iš pradžių tegul jie priekį būna. Ai, mes salvosim, taip sutarėm. Ne, tegul priekį. Tai darom taip. Vieną dieną mes priekį, kitą jūs. Gerai, tai jūs pradėkit pasitoj. Supratau. Aš dėviau. Tai pradžioje startuoja šimtiniai, neutralus startas ten priekį. Bet aš skaičiuoju tada 15. Ir tada mes 60-iniai. Bėlė kiek daug žmonių. Savivaldu laikom frontą. Linkėkit mums sėkmės. Iš galą mūsų irgi chebra. Nu ką, laukiam, nedaug liko. Tai labas draugai.
Sveiki atvykę į Druską gravel varžybas, pirmą dieną. Vytelis pabando prisijungti per mikrofoną ir papasakoti jums, kas čia dabar vyksta. Ogi dabar vyksta neutralus startas, kur nelabai patogią poziciją užsiėmiau, truputį toliau nuo priekio. Aišku, gal priekį būtų ir per naglai, bet norėjau būti šiek tiek arčiau, negu dabar pavyko startuoti. Taigi situacija tokia, dabar reiškia gal porą kilometrų, čia turbūt išvažiavimas toksai va į priekį, kol pastrauks automobilis ir duos startą. Čia tokia butelio kakliukas vadinama vieta, kur sunku susigrūsti, visi susigrūda, vos pralenda. Tiek pirmą, tiek antrą dieną čia buvo problemėlės. Ir va, išvažiuojame asfaltą, reikia truputėlį dasitraukti. Po dešinę mato mūsų kolega Sergejų pučiant iš visų jėgų. Čia, aišku, nėra sudėtinga dasitraukti, nes dar nevyksta varžybos, nors, aišku, tempas jau čia irgi yra nemažas. Tai va, specialiai dėjau daugiau vietos nuo šito asfalto, nes čia labai daug tokių strateginių dalykų. Čia aš pabandau lysti kairę, matau, ten važiuoja Giedrius Čenkus kairėje, jisai geresnę poziciją užsiėmęs ir va, deda visus per kairę, bando pavaryti priekį, nes visi žino, kad čia reikia būti priekį, norint įveikti gerai šitą smėliuotą pakilimą, į kurį va dabar sukam. Ir čia prieš pat varžybas patikrinau, kad dešinė pusė geriau rieda ir noriu būti dešiniai, tai va pastraukiu dešinę. Bet čia kažkodėl chebra važiuoja, aš nesuprantu. Per vidurį, pavyzdžiui, kam važiuoja per vidurį, nepatikrino trasos, per vidurį čia nevažiuoja, labai daug smėlio. Na ir žodžiu, čia visi va užstabdo, dabar aš įsisegiau koją, su viena koja va stunu kaip tas prieki bičas. Lygiai taip pat stunu ir pradedu važiuoti. Bet čia vyksta dalykas toks, kad pirma grupelė jau nuvažiavusi ir kalnas. Čia reikia gan smarkiai kapoti, kapoju iš visų jėgų, tikrai. Ir matau tą grupelę kažkur va ten prieki, va čia jos yra, sakykime taip, trupiniai, tai ką jūs dabar matot. Realiai turbūt aš tos grupelės ne čia ir nematau dar. Bandau kapstyti, žiūriu, jėgų yra, sakau varau, žinai, nelaukiu nieko, kad kažkam sėsta ant rato. Vienas įjungiu tikrai daug vatų, nepasakysiu kiek ten buvo, bet sakykime savo maksimalų pajėgumą ir kapoju. Vat asfaltas, matau priekį grupę, dar bandau paraginti, prisijungia pas mane čia keli žmonės, kokie 4-5 gal, aš nežinau, sakau, keičiamis chebra. Tai čia vieną užfilmavau Šantario, padėjo ant galo kaip porą kartų tikrai, bet aišku, aš ilgesnį laiką tikrai prisipažinsiu, vienas važiavau ir dar vienas bičias padėjo, viskas okei, tai ačiū jiem, ir čia bandė prisitraukti. Aš vėl išeinu į pamainą, matau grupę priekį ir tikrai darau viską, kad sėst ant rato, nes atrodo tai tikslas. Ir va čia atrodo jau grupė visiškai priartėja. Dar automobilis kažkoks atsiranda iš niekur. Čia tas automobilis bandė visai lenktą grupę, žodžiu, tikrai pavojingai važiavo, tai, kaip aš sakau, lopas galėjo pastraukti šoną ir netrukdyti. Palauk, kol tos varžybos praeis, visai bando, žodžiu, pipina ir taip toliau. O aš dar iki šiol kapoju čia, bandau sėsti ant rato šįkart šitam automobiliui, bet matyti įvažiavus į šitą žvirkį įvyksta toks dalykas, kad grupė dar labiau atsuka. Ir aš tiesiog, nors ir matau čia keli metrai tarpelis, bet aš niekaip nesugebu jo uždaryti. Šitas vaikinas iš priekio nuvažiuoja ir bando irgi sėsti, bet kiek vėliau sužinosim, jam irgi nepasiseks. Aš jau grupę praktiškai paleidinėjau, tolsta tiek automobilis, tiek grupė ir iš mūsų to viso pasivyjimo nieko nesigavo. Čia grubiai yra kažkur 13 kilometras. Ir man tada reiškia tenka... Visiškai sudegiau 13 kilometras. 14. Papasakau dar ir į kamerą. Viskas laukia valda. Papasakau ir į kamerą, kad sudegiau. 13-14 kilometras. Taip, 18 kilometras. Pasivijo didesnė grupė. Joje nieks nedirba. Vis tiek reikia būti priekį. Ir tempas čia ženkliai mažesnis. Štai ir Evaldas priekį, mano komandžiokas, miško žvėris. Tai žodžiu pasivijo šitą grupę. Net pajuto miško skonį ir varą priekį. Jo. Tu neužsimiršk. Sakau Evaldui, kad neužsimirštų ir nepušintų per smarkiai.
Esmė, kad kažkaip atrodo iš to užsidėgymo, kad turiu dar daug jėgų, jausiu tą grupelį ir dabar dar galiu čia priekį būti. Ir tikrai gan nemažai mes čia su Evaldu būnam priekį pradžioje tų lenktynių. Ir man atrodo, kad nieks čia nevažiuoja iš toj grupeliai, bet visi, aišku, taktiškai ten kažkaip turbūt saugojasi. Gerai raportuojam. 3 km įveikta, greitis 3,2,3, vatai 2,5. Pasidalinu kiek vatų, pasitikrinu su Evaldu, nes pradžiai buvo planas kartu šiek tiek važiuoti. Nu, jeigu kažkas atsitiktų, bandyti viens kitam padėti, ratą duoti ir taip toliau, tai žiūrim kol kas strategija visai gerai einasi, man sekasi jam sėdėti ant ratą, jam sekasi. Linkėjimų neperdavinėk, Evaldai. Linkėjimų neperdavinėk į kamerą. Linkėjimų visiems, kurie nevažiuoja. Evaldas perdavė linkėjimus. Kas prisimena, aš Gravel Grand Prix varžybose paprašiau vieno bičio perduoti linkėjimus ir vos nebuvo zavalas, tai tikrai daugiau taip nedarysim. Čia saugiai viskas įvyko, viską žinojom. 38 km, greitis 3,1,5, vatai 2,4,4. Vatai labai mažėja, tai turim ir brūką. Pradžiai pirmas gal 20 minučių daug vatų tikrai pučiau, po to kažkaip labai krito. Čia per tos melynus neišėjo lygiai mint, todėl tie vatai, sakykime, nėra aukšti varžybose, lyginant su kitomis varžybomis, tiek Gravel Grand Prix. Pati trasa labai graži, turi tikrai nemažai sudėtingų vietų, smėlingų tai faktas, jūs jau pamatysit, smėlė tikrai daug. Čia kažkas įlenda man į ratą, bet permetus kelis kartus, ne ratą, o į pauras, permetus kelis kartus bėgį, pagaliukas iškrenta. Na, vėl smėlynai, čia lengvesniai prašokam, važiuojam su to pačia, aš skaičiau, antra grupė. Iš tikrųjų, su šitą grupę tikrai varysim gan ilgai, nemaža grupė, iki pačio galo praktiškai. Daug smėlio, daug dulkių, visko. Tikrai unikali trasa, nėra tokių trasų daugiau, nėra šiaip tokių varžybų, kiek tekę dirbti. Ką, raportuojam 53 km, vidutinis 3,1,6, vatai nukrito iki 2,29, kažkaip nežinau kodėl, bet šiaip sunkiau man dabar jaučiasi, kad ištaškiau visas jėgas, vydamas tą pirmą grupę be reikalo, bet čia nežinos. Ir dabar krenta vatai, bet grupiai toj pačioj, antroj. Tai va, tas yra, kad krito vatai ir jėgų jau pajutau, kad nebėra. Dabar vejamės, gal pavyks. Nu, čia su vienu iš dropsų vejamės grupę, išplaukia iš smėliuko, bet šį kartą pasivyt mums pavyksta, nes šitas traktorius kažkaip labai pagerino kortas, visi čia pristabdė prieš tą traktoriuką ir mes užsėdom. Pavyko. Kosmosas. Žodžiu, taip, Lygiai čirkas liko arba 9. jo, 9 kilai. Viskas, dar vienas smėlis. Buvau grupės gale ir viskas, nebeturiu jėgų. Liko labai nedaug. 8 kilai, 7. Važiavau su grupė, nepasisekė iš tikrųjų pasirinkti gerą trajektoriją ir pataikiau smėliuką, Bet nezuriu sveika. kur užsikasiau visiškai ir Degtukai sudeginti, hebra. praktiškai sustojom. Va taip. Ką ir kovoju vienas. Liko 5 kilai. Tai va, 5 kilai liko, grupė manoja, net leidžia. Altas 3 km, grupę matau, bet jėgų nėra. Čia dar galvojau pasivysiu, asfaltą, nes šitas žvėris mano dviratis turi gerą pranašumą. Asfaltą, Finišas. bet nepavyko. Nieks neaplenks. O ką padarysi? Iš grupės paskutinis. Dar svarbu laikas. Bendras komandinis, tai reikia Dėl bendro laiko komandinės. spausti. Tai va, tiek iš pirmų varžybų. Nepavyko viską, ką noriu padaryti, bet yra kaip yra. Finišuoju, nieks daugiau neaplenkė, išplaukiau iš tos antros grupės ir, atsilikau minutę nuo Evaldo. Lauksim rytojus. Ką, gyvi komentarai? Nelabai iš tikrųjų. Nu ką, gyvi komentarai, finišuota.
vidutiniai vatai tik 231, reiškia, žiauriai krito, nesugebėjau išlaikyti tų vatų, kur pradžiai vaksojau. Klaida, kad vėjausi tą grupę, bet ar kartočiau, turbūt kartočiau, nes vis tiek įdomesnis varžybos, kai kažką darai, negu kažko nedarai. Tai pabandžiau šį kartą šitaip, nesigavo. Tai pradžiai sudegiau pirmus 13 km kaip turi būti ir matyt to užteko, kad viskas nebesuvažiuočiau taip kaip reikia. Ir išplaukiau iš tos grupelės, su kuria vis laik važiavau. Prašiausiai vieną kartą įkaitau smėlį, pasivijau ir tada sekantis kartas smėliukas ir nebeužteko jėgų, likau paskutinis ir vienam irkluot buvo be šansų. Žiaura! Nu kažkaip, bet va, nemažai ir aplenkiau žmonių, tai džiaugiuosi, kuri vieta, einu žiūrėti. Tai yra, Evaldai? Nežinau. Ko lūpas juodas? Pažiūrėk į save. Prisikvepavom druskos. Aš žodžiu tada, kai pasivijau, tada sakiau, išplaukiau, šiaip ne taip mes pasivijom ir buvo už posūkio vėl tas smėlis. Taip. Aš paskutinis likau ir susiviniojau ir Aš irgi jėgų nebuvo man. Aš mačiau, kad tu paskutinis buvai. Bet aš jau per 50 metrų, tada aš atsisėdau, susikaupiau ir važiavau, žiūriu, o, grupė. Ir čia finiše draskėmės, oi. Gerai pavyko. Nu, tai bedari, grupelės tikrai. Geras. Neblogai, bet vatai buvo 4-500. Devintas, eik, Rokai papasakau, tai važiavom. Nes ką man papasakojo, labai buvo lengva. Šaunuolis. Ne. Smėlio nebuvo visiškai. Smėlio nebuvo, kojų netraukė, viskas super. Einam, kur čia tą rezą pažiūrėti? Ten kur kotas. Per daug. Didžioji kova įvyks rytoj. Kur mūsų šitos vaitelis Evaldas blemba? 25, aš 35 overolė. Nu gerai. Na, Sergėjau, kaip? Gerai, Gyvas? šiaip gyvas, 20 gal. Gerai, šaunuolis. Bet blemba žiauriai, traukia kojas. Kaip tu? Išplaukiau. Buvo čia pas mane problemų, bet... Griuvimas svarbiausia. Ne? Kaip? Ne, griuvom, viskas buvo gerai. Evaldas 25, aš 35. Aš ant galo smėlį išplaukiau grupėje ir nesugebėjau Bet vis tiek, pavyti. top 30 pataikė. Nu, plius minus. Čia vat yra QR kodas, va ten vat kabo. Reikia nusiskanuoti ir pasimatysi kelintą. Gerai, bet Kaip antras pagal populiarumo Lietuvos youtuberis Blogai. pasirodė. Aš leidau tau laimėti. Savo amžiaus grupiai kaip? Savo amžiaus? Su amžininkais. Pirmas savo amžiaus. Evaldai, įdūrė jam? Įdūriau šiandien. Finišę? Įsivaizduoji? Finiše. Palikau ten kažkur tai. Miškuose NMTB šitų Taip, trasų. ten kur prasidėjo smėlis. Ant smėliuko. Pažiūrėkit, liaudis Evaldas su 50 padangom tuščiom važinėja. Pasižiūrėk, čia slėgį rodo, matai? Va, žiūrėk. Pažiūrėk. 1,4, matai? Tai 50. Aš atsivežiau irgi ir šiandien montuosiu plačias padangas. Jo, nes čia šiandien kitaip. man Buvo Bombitė. campaign. Labas rytas, bičiuliai, su jumis sveikinasi Vitalis, yra pas mus 8 valandas 14 minučių ir aš pajudu iš savo kaimuko Valkininkose link Druskininkų. Labai gerai praleidau vakarą, pavalgiau šašlykų, pailsėjau, tortuką sukapau, nes buvo mano dukrytės gimtadienis, gegužės 1, labai gera diena, nedarbo kol kas. Nu ir viskas, ir pilnai pasiruošęs važiuoju dabar vėl į Druskininkus ir ką jūs viską žinot, jau galimai jau viską ir matėt, sumontavau video vakar ir pasisekė ir nepasisekė, visokių varžybų būna. Aš kaip sakau, jeigu turėtumėt stipriausias kojas, jūs laimėtumėt bet kokį atveju, ar smėlis, ar nesmėlis, ar vanduo, jūs tiesiog praplauktumėt, jeigu būtumėt Pogačaras. Jeigu nesat Pogačaras, vadinasi, jums reikia biškį ten laviruoti, sėkmės, taip toliau ir panašiai. Tai vakar aš sakyčiau paprastai, man truputį pritrūko sėkmės. Vadinasi, jeigu jūs važiuojat keliu ir, pavyzdžiui, dešinė pusė yra daugiau smėlio, kairė mažiau, ne? Ir netyčia pataikot į dešinę. Grupė pravažiuoja, jūs užstringat, užsikasat, nepravažiuojat. Nu tai va, tai čia tokia kaip sėkmė nuo jūsų nepriklausanti, kur pataikysit. Ir jeigu pataikai kelis kartus smėlį labiau negu kiti, tiesiog tavo kojos sudega, nes tu ten kapstais, aš nežinau. Nu, vat, nuvažiuokit į Palangą ir pravažiuokit per smėlį. Ne palei jūrą, o per smėlį su dviračių plonom padangom. Kuo plonesnės padangas, tuo geriau sminga. Tai MTB važiuoja tokiose vietose žymiai geriau. Tai va, vakar taip pat turėjo labai daug privalumų visi, kas važiavo 50-inėmis padangomis.
Tai tikrai man atrodo, jeigu neklystu, ir pirmą vietą gal laimėjo, kas važiavo 50 padangams. Evaldas važiavo 50 padangom, mūsų kolega. Tai mačiau, jis tiesiog plaukė tos smėlių viršumi, pasislėgė po 1,4 tik tais ratose, tai ten iš vis minkštomis važiavo. Na ką padarysi, o aš su 44-omis rausiu, kaip sakyta, smėlį labai giliai ir, na, sunku, bet aš sakau, dar kad pasikartosiu, būtumėt Pogačarai, laimėtumėt. Aš nesu toksai, todėl reikia, kad išpultų ne tik tais, nu, žodžiu, kad supultų ir geros sąlygos ir laimėčiau visose loterijose. Apskritai, kas liečia atsistatymą, tai jaučiu nuovargį. Nebuvo ypatingai geras šitam kaimukį miegas, vis tiek ne savo lovą ir taip toliau, bet esmė, kad va to aš ir norėjau dalyvauti Druskoj būtinai šiais metais, nes tai yra pirmas mano tos vadinamos daugiadienės lenktynės, kai tu vieną dieną atiduodi iš esmės viską ir startuoji sekančią. Bet tame ir yra įdomumas, kaip visi jausis, nes tarsi aš pavargęs, bet ir kiti pavargę, tai kaip šiandien išsirikiuos, kaip sakyt, prizinis fondas, kaip Hebra važiuos, ar tie patys, kas vakar laimėjo, užteks jėgų ir šiandien prasibrauti į priekį. Tai va čia ir pamatysim. Tai mano tikslas, kol kas važiuodamas mašinas, sakau, labai paprastas, kadangi vakar buvo 35, Evaldas buvo 25, tai mano tikslas šiandien pakliūti į top 30, na, sakykime, būtų gerai, tikrai gerai būtų top 30, top 40, nu, sakyčiau, yra kaip yra, top 50 nebūčiau laimingas, o top 20 būčiau ypatingai laimingas, bet tai bus labai sunku padaryti ir kažkaip galvoju, kad matyti gal ir neįmanoma. Nu, bet pasižiūrėsim, kaip kortas sukris šiandien nauja diena, nedeginsiu jokių degtukų, pabandysiu neobliuoti vienos ten priekį, nes pradžių man atrodo, kad ten galiu kalnus nuversti ir šiandien ta diena, kai pas mane 30 metų ant TVG kažkodėl turėtų būti daugiau, man taip atrodo vis laik psichologiškai varžybų pradžių. Na, žodžiu, šiandien nevargsiu priekį, o bandysiu kuo labiau taktiškai žaisti. Tai tiek, jau ir taip prisiklausė čia 4 minutės mano istorijų, važiuojam į Druskininkus. Labadiena. Gerą rytą. Šį rytą sveikiname su organizatoriais. Labadiena. Sveiki. Na, kaip viskas vyksta pirmą dieną? Pirmą dieną ramiai viskas vyksta, nieks nepyksta. Antrą dieną, manau, jau gali būti piktų. Renkamės, kaip matot, arba orą, arba trasą. Aha. Tai užbalsavot, kaip suprantu, visi už orą. Tai gausit pakentėt. Nuo kurio kilometro reiks pradėti kentėt? Nuo pačio pirmo, nes praeitų metų nugalėtoja sakė, pirmi 10 bus kertiniai. Kertiniai, ne? Jo, kertiniai, o tada jau žiūrėsit, nes ten toliau gal biški daugiau laukų ir panašiai prasidės. Okay. O miškeliai pradžiai tai bus dar ir po vakar jau rausti. Tai žodžiu, turit pasidaryti gerą startą, o tada jau atsipalaiduoti. Moki tikrint padangas su rankom. Jo. Gali pažiūrėti, ar geras? Blemba, žinai, dar numesčiau čiučiu. Dar numestum, mane? Aš jau čia beveik tuščias. Čia gal ir nebuvo, bet blemba gal man atrodo, kad beveik jau tuščias. Kiek pas tavę čia dabar? Nu, kokius bus 1,6. Ai, ne, nu tai gal jau ir gerai. Nu, bet jo, nedaugiau. Gerai, kiek dalyvių iš viso? Blemba gal 413 kažkas tokio. Tai čia didesnės negu mėgrė varžybos, ar ne? Ne. Dar turi kur aukti. Gerokai nėra kur aukti. Nesupratau. Nu gerai, tai ką dar pasakysi? Atsisveikinimo žodį kokią nors. Kitiem metam ką nors perduosi iš kart linkėjimą. Dar užbaikim dar šiuos metus, jo, per daug stengiamės tikrai čia jūsų nežudyti, bet gamta padaro savo, tikrai. Visi taip sako. Sorry. Nu ką, iš tikrųjų vėl čekinam trasą. Viskas iš esmės taip pat, va, iš asfalto, greito asfalto, kur atlikė belė kokiu greičiu. Vėl pasinešė žvyrą ir vėl ta pati bėda, ir vėl čia nebus įmanoma pravažiuoti. Aš strigau vakar po dešinę ir va šitas smėliukas yra beveik neįveikiamas. Aišku, dabar va kažkaip važiuoju ir pravažiuoju. Bet vakar čia visi pradėjo mėtytis ir nieko gero nebuvo. Dabar visiškai beveik ledas. Tikrai galima pravažiuoti. O, nu ir viskas, čia daugiau nėra ką labai tęstinti, bet biškį pavažiuosim.
Kaip ir sakė, pirmie 10 km FTP testukas, o po to tipo jau, jeigu išlaikai, tai laikysies. Tai na, vėl teks atsukti. Pasiruošęs? Ne, šiandien ne. Kojas silpnas biškai, ne? Ne, kojas nesilpnas, Bet skauda viskas šiaip. skauda, žinai, kai pirmą kalniuką pastikrinau užvažiuoti atsistojęs, žiūriu, pulsas muša, prakaitas bėga, per mažai laus kažkas tai. Tikiuosi, kad visiems skauda. Svarbu Eliai pasakė, kad įveiktų šiandieną. Vėlė neminsiu šiandien. Nemins? Teisingai padarė. Nebebelgiai jau, tipo. Ai, tipo DNF. Nu, supratau, gerai. Geras oras. Fantastika. Apvažiuosim greitai ir tada tiesiai sukam jau į Prasideda paradas. Paradas ir start. Halo. O, labas. Lyderės Maikė, va, žiūrėk. Kaip gražu klausė. Nors kažkiek su lyderiais galiu praminti. Tai ką, bičiuliai, nauja diena prasidėjo pas mus. Ir pajudam, va, vėl startą, vėl tas pats, tik tai šį kartą geresnė starto pozicija užsiėmiau žymiai, arčiau priekio. Va, kaip matote, beveik priekį važiuoju, laikau kairės pusės, tam, kad galėčiau žiūrėti per čia į priekį ir aplenkti visus, jeigu prireiks. Mūsų žinomas kalniukas jau už vakar, čia nėra ką kartotis. Na ir kaipgi pasiseks dabar, kadangi priekį važiuoja daug stiprių labai sportininkų, visi jie geba pravažiuoti tą kalniuką, mažiau tokių, kurie stringas. Ten galas tai tikrai garantuoju visas užsivedė. Nu ir šį kartą matom įspūdingą reginį, nors smėlio yra daug, bet padangas nuleidau dar, nežinau, po 0,2 baro, tai priekyje apie 1,6 max, gale 1,7 max. Ir tikrai žymiai geriau pravažiavo tą smėlį. Ir šiaip visus kitus kartus, kurių čia nepapasakosiu, irgi geriau pravažiavo. Tai va, labai nenutolsiu nuo priekio, bet dabar taktiškai pagalvoju, viskas, nebersiu vienas, iš karto atleidžiu, pasižiūriu, apsidairau, žiūriu, kažkiek hebrytės važiuoja ir aš taip pabiškai atleidinėju ir laukiu, kol jie pravažiuos, kad galėčiau sėsti jam ant ratą. Viskas, šiandien mano taktika tokia, jokių blemimų priekį ir kojas, aišku, irgi nebe pačios šviežiausios. Nu, realiai susirenkam į pirmą grupę, nepatikėsit. Viskas čia labai valio, važiuojam. Aišku, pradeda spausti po truputėlį hibridė. Dulkių kalnas. Tiek čia reikia atsukti biškutėlį. Ir kojas nebešviežias, tikrai šiandien jautėsi kažkaip tiesiog taip nebesisuko, kaip norėtas. Jo, bet dar pirmą grupę, viskas ok. Tikslas kol kas įgyvendintas. Iš karto užsėdau ir važiuojam. O čia pasižiūrėkit, visi po kairę stringa. Va čia ką kalbėjau. Pasirinko ne tą juostą ir viskas, labanaitis, o man tiesiog pasisekė būti dešiniai, ašgi nežinau, ar kairė ar dešinė geresnė ir va, tiesiog pravažiavau. Bet čia pasisekė, kadangi grupė ten turbūt irgi pabėgo, aš palaukiau tų užklimpusių, jie atvažiavo ir kartu su jais vėl prisijėrėm prie priekio. O smėlio, va, matot per akis, kiekvieną posūkį vien smėlynai. Vaksuojam, bet vėl protingai, vėl žiūriu, kad kažkam sėsti, priekis stengiuosi labai neit. Šiaip graži tikrai labai trasa, šiandien dar belė kaip karšta, šilimas čia pas mus įvyko, kas vėliau žiūrės, nuo +6 vos ne per dieną iki +25. Čenkus nuvažiuoja, čia su juo visą šią trasą ir važinėsim. Vėl jie čia nuvažiavo, vėl aš laukiu kitų. Nu, per sunku čia. Nežinau, ką daryti. Pamėniau, kad biškai per sunku. Tikrai, ten gerai pučia hebra priekį. Nebuvo labai lengva būti. Bet vėl suformuojam grupelę ir pabiškai vejamės. Ir žiūrim, čia tokių atplaišų yra. Ir yra galimybė vytis keliese. Čia nuo to kalno nusibėgėjau, kažkaip galėjau daugiau dadėti, bet kažkaip atrodė, kad visur taupausi, visur taip važiavau 90% tam, kad nedarytų smarkių pikų. Čia dropsai deda per šoną. Čenkus veda. Atitraukimą. Pasakau,
kad Čenkus veda. Čia kažkokie trupiniai nuo pirmos grupės, o mes esame šitie kažkiek žmonių, kokie 10. Ir šiaip šitoj grupelį kurios ilgai, iki kol po to pasakysiu, kas nutiks. Čia tempas geras. Tai 15 km. Pirmos grupės trupiniuose. Nu, kaip ir sakiau, 15 km, pirmos grupės trupiniai. Čia priekį keičiasi jie 3, aš neinu į priekį. Čia bus irgi pasikeičia tikrai šaunuolis. Oho. Gal smėlynai. Bet šį kart padangas kažkaip visus mėto labai, o mane kažkaip, sakyčiau, ties 0,2 baro nuleidimas labai padėjo. Nu, viskas išvažiuojam, vėl aš taktiškai pasižiūriu, ar dar yra kas nors, yra, tai aš neskubu labai staigiai vytis, tiesiog sėdai bravo. Nu viskas, avariukas, 2 kylė, užlėkiam ant žmogaus dviračio ir viskas, grupės nėra. Tai čia papasakoju, kad neužfilmavau, kadangi visai kameras laikau jungtos, tiesiog važiavom toj grupelį, kur matėt. Kažkas nukrito tiesiai prieš mane ant smėlio, o aš ant jo užlipau net ant su ratu, tiksliau su batu ant ratą, net gaila, to dviračio buvo. Tai žodžiu, dviese nukritom, aš pusiau taip, atsistojau ir va, viskas, likom čia 3-4. Prisivijo dar keli ir pabandom didinti tempą, vytis priekį. Įvykta 28 km. Zavaloma čia tokia mini grupelė, kurioje vos išlieku, nes tempas nemeluotas. Įvykta 27, vidutinis 30. Vatai 2,9. Nedaug šiandien. Smėlynai nėra kada lygiai mint. Tai klimpsta, tai mini, tai nemini. Labai daug intervalų. 3-4 km. Praktiškai plaukiu ir iš tos grupelės. Šiandien kojas visiškai tuščias. Vatų nėra. Kojų irgi. Čia paverkiu, kad plaukiu, bet kažkaip ta grupelė smarkiai, nežinau, labai taip kito jų tempai, tai greitai, tai lėtai. Taip pat atleido ir aš tiesiog pasivijau, dadėjęs biškį pastangos. Nu ir vėl kartu čia važiuoju. Pasivėjom Čenku išplaukus iš tolimesnės grupelės turbūt. Kem 6 km į pusę, vidutinis 30,2, vatai 2,3. Nu ir čia įdomiausia vieta, prieš pat posūkį į šitą paskutinį, kaip sakyti, 2-3 kilus asfaltų. Mane buvo išpurtę, aš pavedžiau gan normaliai grupę, taip truktelėjau. Ir po to parodžiau, kad galėtų mane lenkt. Jie mane aplenkė, dėjo takėlę tiek Čenkus, tiek kiti. Ir nuvažiavo. Aš išplaukiau žvyrkelį, bet jie turbūt kažkaip nelabai turėjo tokį tikslą ir įvažiavę asfaltą atleido. Aš juos visus pasivijau ir jau asfaltė galvoju manęs neatsikartys, nes aš kažkaip jaučiu geriausią pranašumą. Nu ir čia gal geriausias toksai variantas, kurį įdėjau video ilgesnį, nes galėjau čia anksčiau pagalvoti, va čia jau sėdžiu ant rato, jau draftinau ir žiūriu, praktiškai to stabdyti reikės, o čia nuo kalno gerokai leidžiamės ir man reikėjo jau dabar šauti, kad dar labiau įsibėgėti, bet aš čia tik va dabar sugalvosiu, sakau, blemba, gal reikia pabandyti gyvenimą kartą tokią ataką ant bairio, žinai, kas bus, tas bus. Nu ir va, gal visiems pro šoną, čia savimi labai didžiuojas dėl to, nes padariau varžybas įdomesnės. Čia tikrai buvo atsukęs, kiek man ten rodė, man atrodo, apie 1000 vatų vienu momentu. Po to krito labai greit 600, 400 ir taip toliau ir kojas tiesiog sudegė. Apsidairau, va, 2 bičiai kala pro šoną. Iš tos grupelės visi kiti neturi iš ko atsakyti. Labai gerai ir finišuoju praktiškai įgyvendinęs visus tikslus ir dar netgi ant galo tokį super sprintą padaręs. Tai tiesiog džiaugiuosi, šiandien varžybos tobulos. Kiek vėliau pamatysite, esu 27 vietoje šiandieną. Nu čia gerai užvirino, paskutinė takėlė į kalną. Į šitą nusileido paskutinis ir
atlupau kokius 4 į pakelimą. Dūrė jiems. Įdūriau, bet Labai gerai. lengva nebuvo. Bet geriau nei vakar 100 kartų. Šokoladą. Šitas, tipo, komunija, pirmą gravelę, komunija. Žodžiu, ką Chebrytė stabdom laiką. Žiūrim rezą. Bet šiaip viskas gan neblogai. Vatai 224, greitis 30,8. Tuoj pažiūrėsim vietą, bet šiandien tikslai gyvendinti 100% geriau negalėjo būti per smėlėje. Gerai, tuščios padangos. Viskas tiesiog čiki-piki. Taip, rezultatai gyvai. 30. Ai, čia du laikai susideda. Grįžta po... Ką, draugai, jau nusiprausios po mineralinio vandenio akvilę. Čia čempionė Daiva vėl pirma. Žiūrėkit, kiek čia pas mus žmonių, kosmosas neįmanoma su visais susišnekėti. Galiu pasakyti tik tiek, kad kaip vakar nieks nesisekė, tai šiandien viskas pasisekė. Visas planai įgyvendinti, nuvažiavau gerai. Vietos savo nežinau. Likau. Nu kaip sekasi? Taip, išplaukėt ten, ne, man atrodo, ne? Išplaukiau su jomis, už jūsų. Nu kažkur. Ne, jūs mane davėjot Aha, davėjom. ir tada dar bandžiau kabintis, bet dėjau. Na, supratau. Aš kaip sakau, šiandien kaip tik tikslai įgyvendinti visi. Kiek įdėsi, tiek turėsi. Gaila, nėra rezo gero pasižiūrėti, kas ten šiandieną. Koks rezultatas. Ačiū, nusiploviau ką tik po vandenį. Tai mangi paprasta, man nei plaukų sušlap nieko, žinai. Pasiėmiau akvilės ir susidorojau, nu. Tai naujas dabar. O. Va. Labai gerai. Vaitelis, kaip vaitelis? Laimingas baigęs. Viskas gerai. Be jokių nukritimų, be nieko. Visą laiką ant dviračio. Nulipęs nebuvau. Ne, nu kam tas laikas, svarbu geras vaibas. Kaip Sierai, netraukia koja šiandien? Ne, šiandien puikiai. Gerai viskas, ane? Jo. Man irgi šiandien gerai. Viskas geriau, lygo 0, iki galo 2 kilai kokie buvo. Super. Koks laikas? 2-0-6, O, tai labai gerai. Žiauriai gerai, bet kosmosas. šiandien gerai, nes nesutraukiu nieko, tai va likiau. Super. Daug su grupė važinėjau, su vienu, su kita, tai biškai Gerai. pasaugiau savo. Sveikinu visus, kai sulauksim Šarūną, jau gali vakaras ateiti. Tai ką, bičiuliai, Vitalis su jumis atsisveikina. Ačiū, kad žiūrėjot, rezultatai geri, padarėm ką galėjom. Sumontuosim, pažiūrėsim, kas čia gavosi, jūs paspauskit like ir būtinai atvarykit kitais metais į Druską, nes tikrai savitas kraštovaizdis, tiek daug smėlio, niekur nepamatysit, kaip čia tikrai reikia visų skilsų ir visų jūsų turimų vatų. Taigi ačiū, spaudžiam like ir iki kito karto.